pirmasis ryto ratas, kai aš svečiuosiuosi pas vaikus ir aš vėluoju. Kur tai matyta? Ar tai pareiginga? Ar tai nepareiginga? Sveiki, vaikai. Sveiki. Labai atsiprašau, kad pavėlavau. Aš labai kruopščiai ruošiausi ateiti pas jūs į ryto ratą ir atnešti jums užduotėlę. O užduotėlė... Kur mano pasakų skrybėlė? Kur mano pasakų skrybėlė? Aš pamiršau savo pasakų skrybėlę. Nieko tokio. Suskaičiuokime iki 3. 1, 2, 3. Štai mano pasakų skrybėlė. Ir štai kokią pasaką ji mums atnešė. Taigi, dabar dar kartą suskaičiuokim iki 3. 1, 2, 3. Štai, aš ir vėl jaučiuosi labai pasakiškai išmintingas. O šiandieną, vaikai, mes kalbėsime apie namus ir apie meilę. Kai tokią meilę, kuri gali jūs parvesti namo net iš pačio tamsiausio miško, jeigu tu labai mylėsi namus ir labai apie juos galvosi. Taigi, pasaka apie lokiuką. Kas ten šneka? Kas? Klausomės pasakos. Lokiukas žaidė sau smagiai saulėtame miške. Tačiau užtemo greit skliautai ir užgulė tamsa. Naktis jau sėlina gūdi, užkąsti noris jau. Lokiukas svarsto, kur namai? Kairiau ar dešiniau? Saulutei leidžiantis miškan atbėga ir lokiuko draugai. Padės tau jonvabaliai grįžt. Nenusimink, lokiuk, tik tai. Jie valdo magiškas galias, jos kelią tau nušvies. Bet privalai, lokiuk, tikėt labai, nes ims jos ir išblės. Šast, jonvabalis jau šalia ir kužda paslapčia. Tu prisimink ką nors smagaus, užmerk akis ir kantriai lauk. Nuklysta lokiuko mintys nejučia, kaip su mama smagiai su smėliu žaidė pajūry, skonėjosi ledais ir jonvabaliai jam pasakė: prisiminimai tau mieli, mums padeda švytėti. Tad susikaupki kiek gali, lokiuk, ir imsim mes žibėti. Lokiukas mini, kaip norisi būti jaukioj oloj, lovytei įsitaisyt. Akis užmerkęs šnabžda jis: aš prisiminsiu tuoj. Iškyla jam prieš akis staiga paveikslas nuostabus, kaip su tėčiu audros metu jie kepa sausainius. Lokiuk, prisiminimai tau padės greičiau sugrįžt namo ir meilė kelyje lydės. Linksmai vėjelis mos. Lokiukas stengias atsimint mielus nutikimus, o jonvabaliai vis ryškiau nušviečia jam takus. Kai lydi magiški draugai, širdį ramu, saugu, keliauti tiltais ir kalnais visai nebebaugu. Staiga šešėlis virš galvų
praskriejo toks baugus, sparnai ir snapas didelis, išgąsdino lokiuką ir draugus. Prisiminimai dingo tuoj, užgeso ir šviesa, o mišką apėmė išsyk juoda, šalta tamsa. Ir svečias nematytas jam pasakė: pelėda aš esu, lokiuk tau blogą nelinkiu. Dėl meilės galią pasistenk, tu prisiminti ir trauki link namų. Lokiukas užsimerkia, grįžta mintimis į mylimus namus, kur su mama ir tėveliu jis jaučiasi saugus. Vėl vabaliuką ima šviest, matyti vėl keliai. Lokiukas žino, kad namie jo laukia bučiniai. Prie durų tėtis ir mama sutinka rankom išskėstom. Lokiuką meiliai glosto jie ir glaudžia pakaitom. Lokiukas sako: patyriau nuotykių smagių, susiradau draugų, o meilės didelė galia parlydėjo link namų. Tik meilės kibirkšti širdį grąžino pas tėvus į mylinčius šiltus namus, kur gera ir saugu. Taigi, vaikai, o dabar po pasakėlės jūs visi pagalvokite, kasgi be jonvabalių, be pelėdos ir kitų lokiuko draugų jį parlydėjo į namus. Kodėl jis rado kelią? Kas jo ten laukia? Ir kas šioje pasakėlėje svarbiausia? Iki pasimatymo. Prižadu, kitą kartą aš tikrai nevėluosiu. Ate, ate.